Otas ir Puotas gimė vienu metu. Otas iš pradžių buvo panašus į Puotą, o Puotas buvo panašus į Otą. Kai Otas ir Puotas pradėjo augt, Otas tapo kvadratiniu, o Puotas skirtingu. Taigi, Otas kvadratinis, o Puotas skirtingas. Otas turėjo kvadratinį automobilį, kvadratinę žolę, kvadratinėme kieme. Netgi norėjo, kad Saulė būtų kvadratinė ir netgi visas įsupantis pasaulis būtų kvadratinis. Puotas buvo skirtingas. Jis žaidė ir raitėsi tarp savo skirtingų figūrų, išlinkimų. Kai vieną dieną Otas ir Puotas pateko iš kvadratinių grotų, prasidėjo gaisras ir visai nekvadratinė ugnis degino jų kūnus. Tuo tarpu Puotas pakeitė formą, išsilenkė ir paspruko atgal į savo namus. O kvadratinis Otas negalėjo ištrūkti. Taip ir sudegė.